9 litrai dyzelino. Toks skirtumas tarp ekonomiškiausio vairuotojo ir to, kurio koja sunkiausia. Šis rezultatas buvo užfiksuotas sunkvežimių vairuotojų ekonomiškumo vairavimo varžybų V-Drivers Fuel Challenge atrankinėme etape Vilniuje. Taigi, jeigu netaupusis vairuotojas nuvairuotų sunkvežimį į vakarų Europą ir atgal, jo darbdavys patirtų bent jau 1000 litų nuostolį. Tai šiuo metu organizuojame ekonomiško vairavimo varžybas, kurios tęsis visą mėnesį. Pirmasis etapas vyksta Vilniuje ir užbaigsime etapu Šiauliuose birželio 15 dieną. Degalų sąnaudos yra aktuali tema susijusi tiek su ekologiniais aspektais, tiek su transporto bendrovių galimybėmis padidinti pelningumą, mažinant išlaidas degalams. Ir šiomis varžybomis Volvo Trucks siekia atkreipti dėmesį į ekonomiško vairavimo įgūdžių svarbą, o geriausios vairuotojus apdovanoti vertingais prizais. Vilniuje surengto atrankos etapo metu kiekvienas dalyvis turėjo tuo pačiu sunkvežimiu, tuo pačiu keliu nuvažiuoti beveik 40 km. Sunkvežimis stipruolis Volvo FH, išvystantis 460 arklio galių pajėgumą. Jo velkomoje priekaboje krovinio imitacija. Bendras sąstato svoris 38 tonos. Su sunkvežimiu, kuris turi 460 arklio galių ir kuris išvysto 2300 Nm sukimo momentą jau prie 1000 apsisukimo. Tas sukimo momentas išlieka lygiai toks pat didelis nuo 1000 iki 1500. Tai jums visada bus skydelė ta informacija, sekite apsisukimus, sekite turbinos slėgę ir skydelė matysit įjungęs degimą viršutinėje eilutėje jūsų važiavimo maršruto vidutinės degalų sąnaudos, antras skaičiukas bus momentinės degalų sąnaudos. Tai yra indikatorius, kuris parodo, kiek galios jūs naudoja. Taigi sąlygos visiems buvo vienodos, tik rezultatai skirtingi. Tai parodė viską žinanti mašinoje įmontuota Dynafleet sistema. Kaip, jaudinis aišku, nes ne kiekvieną dieną į varžybas važiuoju, nes ir laikas svarbu, ir kūras aišku žiūrim, bet ir laikas irgi svarbu. Kiek mašina parodė, 25 gavosi. Ar kasdien važinėjant tokį rezultatą pavyksta pasiekti? Kasdien gal ne, nes vėlgi oro sąlygos, kelias, kalnai, pagrindė važiuojam į Austriją, irgi iki 30 litrų. Aišku, reikia žiūrėti į skydelį, į prietaisus ir į oras, į kelią ir greitis irgi turbūt labiausiai, kuo greičiau važiuoju, to daugiau sąnaudų. Manau, kad gerai, apie 25 litrus. 100, tai galvoju, kad čia labai gerai. Vairuoju tokį patį automobilį gal apie 15 metų jau Volvo. Vidurkė 30. Čia turbūt reikia daugiau, kad ridėtų automobilis. Čia dabar tai šiftas, ta dėžė labai patogu važiuoti. Mažiau gazų spausti ir tiek. Viškai reikia galvoti, kad ką darai, kada spaudi, kokį bėgi, kaip kas. Kai važiuoja gazas, kaip sakant, dugnas, tai kitaip išeina. Trasą išbandęs Volvo instruktorius Eivitas Žarys įrodė, kad galima vairuoti kur kas ekonomiškiau. Jo rezultatas siekė vos 22 litrus 100 km. Pirmiausia, turbūt reikėtų stengtis išlaikyti pastovų, nekintantį greitį. Nestengtis važiuoti maksimaliai greitai, o važiuoti tokiu greičiu, kuris ilgą laiką gali išlikti toks pat nekintantis. Kitas patarimas būtų stengtis padaryti kelionę kuo mažiau sustojimų, nes turbūt visi esame kada nors namie stūmę ar spintą iš vietos ar lengvąjį automobilį ir turbūt visi sutiks su tuo, kad išjudinti iš vietos sunkvežimį, kuris sveria daugiau negu lengvasis automobilis, reikia labai daug energijos. Ir žinoma, kiek įmanoma daugiau išnaudoti reljefą. Tai yra leisti sunkvežimiui riedėti tada, kai jisai gali. Kiti konkurso atrankiniai etapai vyks Klaipėdoje, Kaune ir Šiauliuose. Finalinis turas bus surengtas rugpjūtį. Tuomet išaiškės ekonomiškiausias Lietuvos vairuotojas. Spalį jis keliaus į Čekiją, kur kausės su geriausiais rytų ir vidurio Europos kolegomis. Nugalėtoje laukia naujas automobilis Volvo C30, o jo įmonėje atiteks 35 000 litų prizas. Puikios dovanos laukia ir kitų prizininkų.